Labas draugai, sveiki atvykę į 4 seriją nuo vargolio iki turtolio. Tai šiandien jūsų laukia labai daug įvairių metalo pridavimų, kažkokio šūdo ardymų, kažkieno tai pardavimų skiltis, visokie perikūpinimai, paslaugos ir panašiai. Žodžiu, pamatysit, gal nenusivilsit. Trumpai greitai pasižiūrim, kas gero įvyko praeitoj serijoje. Tai praeitos serijos metu atlikau poliravimo paslaugą už 20 eurų, pridaviau vonę, kurią gavau kaip metalo laužą, tiesiog dovanų, pasiimk, išsivežk. Vonę padarė 34 eurų 60 centų, radau 1,22 €, pridaviau juodą metalą už 28,70, pridaviau panaudotą seną Passato katalizatorių už 25 eurus, pridaviau savo mikroschemų kolekciją, gavau 6 eurus, iš draugo gavau BMW E38 3 duris, jas pardaviau ir gavau 50 eurų. Taip pat tarp antros ir trečios serijos YouTube mums padėjo uždirbti 4,32 €. Tai viso uždirbta buvo per tą seriją 169,84 €, tačiau mums buvo šiek tiek išlaidų. Tos serijos metu pirkau BMW E34 aliuminį variklį, už jį sumokėjau 40 eurų ir pirkau perforatorių 111,83 €. Tai mūsų galutinis visas rezultatas, ką mes dabar turim, yra 297,94 € plus perforatorius. O dabar galite pasimėgauti mano naujos serijos naujais uždarbiais. Smagaus žiūrėjimo. Gavau vėl progą įsigyti darbę maistuko. Viena dėžė padaro man 15 pinigų pliuso. Paskambinau draugui, sakė viskas gerai, jeigu nesunku, užvešk mano tėvams. Tai va, važiuoju pas draugo tėvus, nuvešiu, priduosiu, pakrausiu maistuką ir gausiu iš draugo pinigų pavedimą. Labai gerai. Pravažiavau nediduką garbės ratą pro vieną kitą kolegą, pro šiukšlių atsikratymo vietas ir išėjo biškį kažko susirasti. Tai iš bendradarbio gavau skalbenką, iš kito gavau, dabar prastai matysis, bet tokį dulkių siurblį, radau išmestą kitokį dulkių siurblį ir biškį podų. Po truputį taip ir kaupiam krūvą šūdo visokio. Gavau šiandien vieną žibintą papoliravimui. Jeigu sėkmingai gausis, bus 10 pinigų. Jeigu nesėkmingai, ką padarysi, niekad neimsi. Šiek tiek gavus pablizgint, tai vietoj gaila tik kad vidu išdegė. Bendras vaizdas padaresnis. 10 pinigų uždirbtų. Na ką, draugai, pasikrovau dar vieną gerą reisą Passatui išsivežti metalo laužą. Kokį gerą? Va tokį gerą. 3 skalbenkas įgrūdau, visokių ten sėdinių gabalų, biškį podų bliūdų, kibiruose metalo laužą. Ir iki tiek stipriai pasikrovau, kad mano pakeleivė ne kokia prabangi gražuolė Chiquito, o blemba drum and bassas. Nes reikėjo viską bandyti per vieną reisą. Nu va. Iki galvos čia prisikroviau. Važiuojam aikštelę, prisiduosim viską ir pažiūrėsim, kiek pinigų gausim. Gerai, kad stiklą neišdaužiau. Keliaujam į aikštelę. Tadadadam, badam, jaugis grįžo iš metalistų. Tai iš to geležies kalno, ką čia prisikroviau, mes šiandien uždirbam 32,10 €. Labai neblogai, sakyčiau, kaip visada, tiesiog iš šiukšlių ateina pinigai ir krūvino darbo tas šiukšlės paruošti. Labas draugai, sveiki atvykę į naują dieną. Tai vakar gavau žinutę iš draugo, savo mechaniko, Laurino. Tvarkausi garažą, jeigu nori gali atvažiuoti pasiimti metalo laužo. Kada galiu? Tai nors ir dabar, lekiam dabar. Tai va, nulekiau, prisikroviau visokių gelžgalių kalną. Čia va vaidino biškį, ten visokio geležies, ten aliuminio gabalas, čia dar bus aliuminio gabalų, ten biškį bus. Tenais guli krekždės, man atrodo, virintas reduktorius. Nu taip, aplamai visokio metalinio chlamo, kas mums padarys tikrai nemažą pinigą. Prie to pačio dar buvo suvirinimo aparatas. Sakė, kad jisai geras. Jis sako, galima bandyti parduoti. Tai jeigu kas nori,
be dujinio, su virimo aparato, 30 pinigų, duokit man žinę, parduosiu. Ir davo tokio radiolą šustrą gavau. Buvom biškį pabandę įkišti rozetę, kažkas susidegė, kažkas šviečia. Tai reiks pabandyti šiandien pažaisti. Gal netyčia čia veikiantis įdomus daiktas. Bus matyti. Tuo pačiu dar šiandien prieš važiuojant į garažus padariau tokį nediduką garbės ratą pro konteinerius. Suradau tokį ratlankį, arba čia tortam gal kept. Dar strypą, valytuvą, skardinę kažkada nudažu, čia skardos gabalą ir šiufelį. Nors ir nedaug, bet po biškį tokia krūva ir susidaro galiausiai pinigą. Ir dar vakar prie mano vartų buvo paliktas dviratis. Taip, aišku, galit pagalvot, gal pavogiau tą dviratį ar kažkas tokio, gal žmogus taip tik tais pasidėjo. Bet ne, tas dviratis lavonas, va. Biškį galiu parodyti, kaip jisai. Čia, jeigu suksi vairį, galima tai atsuktis, kaip jis nori. Nu, žodžiu, išsimakalavė, nepriveršta, sėdynė buvo atsipalaidavus. Čia biškį pabirėjo. Na, bet toks iš idėjos gal visai nieko dalykas, bet eisi geležies laužą. Tai vienas laikas ir pralekiu su juo. O, nu gerai, man. Tas vairas tik viską sukiojasi. Bet kai pripratęs daug krist, viskas gerai. Neįsidrėbinėjom, einam daryti pinigų. Iš Hering Build komandos puslapio parašė man, kad visai domina mano turimas patefonas. Paprašė patestuoti, jeigu veikia, sukasi, tinka. Nu, pasakiau, man jums negaila, jie man buvo dovanų davę, aš jam galiu dovanų duoti. Sakau, 0 pinigų, 0 centų. Ne, sako, patestuok, jeigu jisai bent sukasi, sako, simboliškai paremsim projektą. Iš Hering Build komandos 10 pinigų. Patefonas sukasi. Tai tikriausiai ir veikia. Pamačiau Facebook'e, kad draugas atidavinėja BMW E39 universalo saloną. Nutariau jį pasiimti savo. Pirmiausia, pabandysiu parduoti už kokį 20-30 eurų. Gal išeis kažkam, gal visiškas šūdas bus, nežinau. Bet dažai nupjaustyti, nuotraukose tą pabrėžiau. Gal kažkam bus naudinga, gal pagalviukų reikės, gal sėdimos dalies, gal dar kažko, nežinau. Bet jeigu neišeis, išeis ant geležų. Tai irgi jokios problemos. Dabar įterpsiu trumpą greitą segmentą, perku, parduodu, keičiu. Labiau parduodu, keičiu. Tai, turiu monitorių ir dar vieną. Sakė, kažkada jie buvo veikiantis, nežinau, po 5 eurus arba geriausias pasiūlymas. Tokia va, magnetofoną. Gal kažkam naudingas, 5 eurų arba geriausias pasiūlymas. BMW E34 porankis su varžtais, 10 eurų arba geriausias pasiūlymas. 4 Golfo galiniai žibintai, už abu 10 eurų arba geriausias pasiūlymas. Vienas mačiau tvarkingas, kitas va turi čia tokį, aš jums parodysiu, tokį va nuskilimą. Toliau. Svirimo aparatas, bedujinis, su vėla tik tais. Tai 30 eurų. Sakė, kad jisai veikia, nebandžiau, nežinau, arba geriausias pasiūlymas. Šilelis. Buvo pajungęs į rozetę, šnypšė, vaizdas kažką rodo, bet, nu, kai be antenos ir visaka, kanalų tikrai nepagavau. Tai 15 eurų arba geriausias pasiūlymas. Oscilografas. Tie, kas žino, kas per dalykas, gali būti jiem naudingas, 20 eurų arba geriausias pasiūlymas. Gesintuvas. Tai rodo, kad tipo viskas su juo normaliai. Ganėtinai naujas, 23 metų. Aišku, patikra bus padaryta, jeigu reikės. 10 eurų arba geriausias pasiūlymas. Dar jeigu norit, galite ir tos ratus nusipirkti. Čia yra vagų skylės, tai 512, labai platus, nu, dviejų pločių, vieni platesni, vieni siauresni.
500 PM eurų arba 500 eurų, jeigu nori dėrėtis. Ta nežinau, jisai groja, iš jo klausau muziką, jeigu norit už 10 eurų galit pasimti. Kolonkės nepridėsiu, tik tai tą. Ir dar visai pamiršau paminėti. Radlankiai su padangom. Dėl radlankių tai net nežinau čia kokį išmatavimą, nuo kokio automobilio, gal labiau, sakykim, padangas parduodu. Nes tokios matosi mesingos, šipotos. Tiek, kad iš jų dabar oras yra išleistas. Tai, sakykim, 20 pinigų. Vėl gavau progą darbę įsigyti maistuko. Šį kartą išėjo gauti 3 dėžės. Ir, matai, tai papirikūpinimo dalis, va, 3 dėžės maistelio. Šitos dėžės vėl eis pas tą patį draugą, kur praeitus sykius pirko. Tai pas jo brolį neužilgo vešiu, jeigu rasiu namie, pridosiu ir tos dėžės man padaro 40 pinigų. Pliuso. Ir dar vienas dalykas. Iš anksčiau ardytų BMW, kurie jau senai atsipirko viską. Šiandien pardaviau porankį su rageliu. Tai šitas man padaro 15 pliuso. Siuntimo dalis jau neskaičiuoja, nes gavos 15 eurų plus 4 siuntimą. Žodžiu, 15 pliuso nuo porankio. O tai va. Čičing. Užsisakiau iš kiniečių o tokį įrankiuką laidų pjaustymui. Tai nežinau, kiek jisai naudingas bus, gal jisai biškį paspausiu, sulūš. Tiesiog pabandymui. 7 eurai atsiskaito iš biudžeto ir galim pasižiūrėti, kaip jis veikia. Tai čia va. Tai lengviau biškį pasidaryti savo reikia. Slaisini tą šuduką, pasirenki kokią nori dydžio laidas, kad eitų. Tenais yra peilis. Čia va, matosi gal. Eina peilis, tai susispaudžia, laidą užkabina ir tada jį trauki ir peripjauni. Dar prie to pačio yra peilių rinkinukas už to 7 eurus. Dabar išrožos kokį kabelį galim įsitraukti pasitestavimui. Opa. Tai pagal storį reiktų tokį. Įsikiši, tarkim, kabelį į tą vietą. Kaip iš čia man patogiau bus, kurią pusę traukti. Pabandysiu vieną, pabandysiu kitą. Bus toks, sakykime, mini testavimas. Ne, nelogiška bus iš taip. Bus tai, logiška. Žiūrėsim, ar palengvins man darbą, ar bus bereikalingas šūdas už 7 eurus. O, blemba, geras daiktas. Gerai, pažiūrim, ką jis padarė. Perpjovė kabelį. Man atrodo, bus neblogas radinys čia man. Nereikės su savo medinuku žais daugiau. Tie, kas nematė, nesupranta, tai ten buvau padaręs tokį įrankį iš fanieros su skylutėm, su peiliukais. Nu, žodžiu, irgi panašaus principo, tik tais iš fanieros gabalo. Gerai, dabar pasimti planesnį laidą. Pasirinkti mažesnę skylutę. Gerai. Šitam bus pats tas. Nu, išbandymas kaip su plonyčių laidu. Jėtų, ledas čia. Pažiūrim rezultatą. Gerai, sugraibėjau. Na, žiūrim, kiek čia naudingas daiktas. Aišku, taip, laidas paplėšytas vietomis. Bet tokį laiduką pjausti čia labai daug užtruktų ir labai erzinantis darbas būtų.
O čia va taip savo lengva ranka. Tipi-tapi, perpjauta. O tik nagų reikia arba aštresnio daikto po ranka, kad išgraibėt tą pradinį judesį iš laiduko. Eva. Vario gabalas ištrauktas. Tai man atrodo šitas papigiuškinis įrankiukas, jeigu jisai bent jau iš savęs tarnaus, neperlūš man į kelias dalys po kelių naudojimų, man atrodo labai palengvins darbus. 7 eurai išeina iš biudžeto, bet palengvins darbus. Šiaip ką dar norėčiau pasidaryti šitoj serijoj, ar šiandien, gal netgi, tai paskers tą variklį pilnai, ant varžtukų, ant geležukų. Tai, kaip visada, sunkiausia dalis yra tiesiog pradėti darbus, tai kur matysiu varžtukus, ten suksiu varžtukus, ką rasiu protingo dėti dėžės, dėsiu į dėžės, o taip visą juodą metalą rušiuosi į vieną krūvą, aliuminį į kitą. Nu ir žodžiu, žiūrėsim, kas gausis. Pradžių galvau, kad užsidėsiu jūs ant galvos ir tiesiog pasijausit, kad man ant pečių sėdite ir parodysiu, kaip vyksta variklio ardymas. Bet ne, čia man per daug vietos užims, klipas per ilgas gausis ir tiesiog nelabai bus įdomu. Tai tiesiog gal protarpiais kiek nuardyti išeis, parodysiu. Taip, ką kur atrušiuosim, tai žodžiu, varžtukus ir visokius taip metalus, kas eis jau tiesiog į metaliną, mesim kibirą, kas aliuminis į aliumą, kas bus kaip jau pardavimų detalė, jau įsi atskirą krūvą. Tai, kimbam į darbus. Jau laikrodis muša nuliukus, manau, užtenka būti čia garaže, tai biškę pardžiau motorą, gal ne per daugiausiai, bet to smagritis ankaba nuimta, vidurių biškį viršutinės dalies pardyta, ten visokių chlamų, nu žodžiu, viską po biškį čia tam variklio pardžiau. Čia susimečiau nuo variklio dalys į dėžę, iki biriuką, tai kažką ten gal bus galima parduoti. O tą daiktą nusiėmiau, irgi tikėtina, kad galiu parduoti. Biškę dar pasižaidžiau su šito savo naujų šudžiukų. Padraskiau šiek tiek laidų, aišku, nedaug, bet vis kažkiek pasibandžiau tą įrankį. Ir va, galima bus persikelti į naują dieną. Su švaria galva, su naujom mintim, planais ir pilnais jėgų. Tai labai tikiuosi, kad per rytoj poryt pilnai paskersiu šitą variklį. Jeigu nesigaus, bet šiaip norėčiau pirmadienį jau išvežti pridot. O šiandien jau dabar persivertė į šeštadienį. Dar yra laiko, bus galima krapštytis. Sutiksim rytoj. Labas, jau kitą dieną ir aš su puikiom naujienom. Tai variklį jau kaip ir, sakykim, beveik baiginėjo ardyti. Tačiau tas sankabos komplektas, kuris ganėtinai padoriai atrodė, nutariau, kad reikia įdėti pardavimus ir jau parduotas. Va tai vat, mikliai. Tai įdėjau už 30 eurų, kad tiesiog greit parduoti, paprastai, nesukant galvos, nelaukiant, kol kažkas kažką nupirks. Įdėjau pardavimus už 30 pinigų ir žmogelis vienas parašė, sako, galiu paimti, bet reikia siūsti. Gerai. Už siuntimą pasižiūrėjau, kiek maždaug kainuos, tai 4,60 plus dar bankinio pavedimo mokestis ir, pakavimo priemonės. Tai sakau, 36 eurų. Pervedė 40. Dar tokį ir bonusiuką gavau. Tai, Edvardai, ačiū tau, linkėjimai. Jeigu kartais žiūrėsi, pasitengsiu įdėti vizitinę, kad mane rastum, jei tik bus įdomu pažiūrėti, ką aš veikiu. Tai va, nuo to variklio jau kol kas, išėjo atgauti 34 eurus. Opa. Visas šitas jau kainuoja man 6 eurus. Labai gerai, einam toliau vardytis ir dar prie to pačio pakociuntą. Jau variklį beveik pilnai nusirinkau. Blokas visiškai tušęs, grynas aliuminio gabalas. Karteris visiškai tušęs, grynas aliumo gabalas. Lyga tik bjaurioji dalis, visą galvą. Tai reiks tas visas špilkutės nusimti. Kaip aš darau, jas biškį pakalu, kad pasilenktų. Ir tada kalu, kad ratu suktųsi, kol galiausiai ranką galės išsisukti. Tokios, kur va čia kampuose, kur arti senelės, bus sunkiau, bet irgi išsisuks. Ir viskas, kas čia vat.
išsidaužyti. Ir tada liks plikas aliuminis. O rytoj bus galima vežti pridavinėti. Naują dieną, tik šiandien jau darysim pinigus. Tai pirmiausia pasigirsiu to, kad gavau iš bendradarbio Vaido, ačiū tau, dujinę ir metalo pakrauto maišiuką. Na, sakykime, apie 10 gal kilų čia visokio chlamo. Labai gerai. Nuo variklio pardaviau šitą tepalo filtro korpusą su tais dalykais, su ta šlanga. Tai po siuntimo atskaičius viską, 15 eurų. Dar ten kažkas gal parsiduos iš to variklio, bet nebe esmė. Ir pats variklis jau paruoštas keliauti į metalo laužą. Va. Tokia va krūva aliuminio. Blokas, galva, karteris. Tai visokių dar šudukų, kas variklį buvo, kas aliuminis. Tai lekiam dabar aikštelę, prisiduosim ir pranešiu, kiek čia pinigų gavos. Štai ir aš po metalo supirktuvės gavau popierius į rankas ir variklio aliuminė dalis padaro 70 eurų. Vo tai va. Tai gavosi 49 kg aliumo. Visas geras, švarus, gražus. Žodžiu, super. Tai varau pakuoti dalis, ką pardavau nuo motoro, dėti paštomatą ir turbūt artėti link serijos pabaigos. Dar prieš pabaigą paliečiam skaudžiausią turbūt visam temą – išlaidos. Tai kol pjaušiu tą variklį, kurio jau nebebėra, man sudegė mano ištikimoji Makytos bulgarkė. Jeigu kas nori, blemba, 10-20 eurų pasiūlykit man, pasimkit ją. Aš nusipirkau Bošo bulgarkę, 42 eurai 90 centų. Atsiskaičiuoju iš biudžeto ir dar pasiėmiau savo palengvinti darbus tokią va įrankių dėžę. Buvo va tokia kaina. Padarė tokią akciją. Aš sakau, nu jeigu labai gražiai paprašysiu, parduosit už 100 eurų. Raginau, vis tiek pardaviau 100 eurų. Tai va. Minus 100 eurų nuo įrankių dėžės, minus 42,90 už bulgarkę. Prašau šitą nupirkit kažkas už 20, sutvarkysit ir turėsit gerą daiktą. Va tiek va, liūdnų žinių. Nu ir paskutiniai dar pardavimai nuo BMW variklio. Tai jau pradėjau pakuoti, prisiminiau, kad reikia jau nufilmuoti, pamiršau šitą. Tai vožtuvų dangtelis, 2 velenėliai, vanusas, nu, va tokie dalykai. Tai žodžiu, už šitą rinkinuką dalių kem 5 eurus gavau. Tai siunta eina į XL, ten apie 7 eurus kainuoja, tai 38 eurai dar nuo variklio. Einu pabaigti tęsti šitą siuntą pakuoti ir tada dar pasisversim juodą metalą, kiek gaunas, nes jau visos kitos dalis eis metalo laužą. Ir liko paskutinė dalis, tai susisverti nuo variklio likusių metalinių komponentų kiekį. Tai man yra lygęs vienas kibiras, antras kibiras ir alkūninis velnas, kurio tikrai nemanau, kad kažkas pirks. Todėl keliausi metalo laužą. Ir jeigu nieko nepraleidžiu, man atrodo, čia su to varikliu gaunasi viskas. Tai lengvesnis plasmasinis kibiriukas sveria 10 kg. Gerai. O tas sunkesnis sudaro 15. Dar galim užsidėti alkūninį veleną į krūvą. Taip. 3-4, kažkas tokio, plius minus, sakykime. 3-4. Tai 44 kg. Čia aišku tos svarstyklės gal blogiau, gal geriau rodo. Ant žemės vis tiek stovi. Sakykime, 4 kilai. Galim atmesti dar tokį kilogramą, sakykime, nuo kibirų. Nu tai 3 kilogramai. Tona metalo, skaičiuokim pagal pigiausią kainą, 2,20. Taip. Tai čia gausis kilogramas 22 centai, kažkas tokio. Ir davai, 43 kart 0,20.
22 gal, kažkas tokio. Maždaug, aš tai primetu. Ta, gaunasi tokia kaina. Nu tai sakykim, sapvalinė, dar variklis dadeda mums 10 eurų. Aišku, šitų pinigų mes į biudžetą neskaičiuojam, čia tiesiog primetimui, kiek galutinė kaina nuo variklio gaunasi. Ir kai aš dabar nueisiu už kadro, paskaičiuosiu, kiek gaunasi už variklį, bet dabar ant ekrano uždedu tiek. Va čia jūs matot, kiek variklis mums padarė pinigų iš viso. Dar atskaičiuosim -40, kiek už jį mokėjom. Ir viso, galime eiti į video pabaigą. Ten padarysim galutinius skaičiavimus, kiek iš viso iš YouTube'ės išdirbom kol kas. Ir bendrą visą apskaičiavimą. Ta, nepabėkit. Dar per tą laikotarpį tarp 3 ir 4 serijos, iki kol dabar montuoju šitą video, man pavyko surasti €29, plus paskaičiavom, kiek iš YouTube'ės pavyko uždirbti, jau atėmus nuo praeitų serijų, ką buvom priskaičiavę. Tai gavosi per tą laikotarpį uždarbis €6,46. Tai mūsų šitos 4 serijos uždarbis siekia €286,85. Tikrai puikiai pavarėm šį kartą. Super, nuostabu. Ir mūsų bendras uždarbis jau yra €434,89. Plius perforatorius, laidų draskyklė, bulgarkė ir įrankių komplektas. Tai negaliu skųstis tokiais rezultatais. Labai puikiai gavosi čia viską pasidaryti. Tikrai smagiai ėjosi, labai daug naujų žmonių atrandu, kurie pasiūlo man kažką pasiimti, kur pasiūlo, paprašo kažkokių paslaugų, nu žodžiu, aplamai. Daug visko puikiai einasi. Esu labai patenkintas, viskas puiku, nauji žmonės ateina į kanalą, iš vis nuostabu. Tai jeigu jūs norite irgi prie šito projekto kažkiek, prie mano veiklos aplamai prisidėti, turiu Contribui paskyrą, jos nuoroda yra biški žemiau video aprašyme. Taip pat galite čia pas mane YouTube'ai palikti super ačiū arba tapti kanalo nariu, kas iš vis bus super duper. Tai jeigu jums patiko šitas video, spauskit patinka, užsiprenumeruokit kanalą, bus tokių ir daugiau, tęsiu ir toliau darysiu. Man įdomu, jums įdomu, nuostabu. Ir ką, tiek, ačiū draugai, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti kažkurios nuorodos čia, kur ant ekrano yra. Užmėsiu vieną kitą ar kokį playlistą, ar kokį video, kažką pasižiūrėkit, gal patys, gal bus įdomu. Ir vat tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, jūs esat nuostabus, tokie ir išlikit. Davai, viso gero.